Pilies riteriais apsirėdę savanoriai šiandien lankė vienišus senelius, daugiavaikės, socialiai remtinas šeimas. Tiesa, vietomis oficialiai valstybės remtinų bedarbių buitis labdarius nustebino. Riteriai, svarbi žinia. Kas nutiko? Šventas Miklojus, ne visi žmonės aplankė. Tai mes čia švenčiam, o dar ne visi piliečiai aplankė? Taip, ponė. Rūštipienė. Riteriams į pagalbą kimba jaunimas. Artimųjų pamirštų, vargstančių ir vienišų šimtai. Visiems jiems ruošiamos dovanos, bet šios labai simbolinės: konservai, miltai, aliejus. Vaikams rūbeliai, apynaujas knygos, keli žaislai. Dauguma žmonių tiesiog yra mėgėjai atsakomybę perteikti kitiems herojams kaip Kalėdų senelis ir panašiems veikėjams. Tad mes skatiname juos patiems tapti pilietiškesniais ir imtis veiklos. Šventų Kalėdų ir metų naujų. Čia vyksta pilietinės Kalėdos. Norim jūs pasveikinti labai su Kalėdų. Čia mano gyvenime pirmas kartas. Aš viena gyvenu. Sunku, čia apie Maltos ordiną galvoju, kad kas aplankytų iš Maltos ordino. Labai ačiū, labai, apsilankęs seną žmogų, tai žinot kaip smagu. Buvo anūkė su Marija. O ko jūs dabar graudinatės? Sakau jums, kad vyrą palaidojau, ką tik nesenai. To šiandien liūdnas, ar ne? Vienintelis žodis būna turbūt ačiū, pats stipriausias. Nežinau, žiauriai žinokit. Geras, labai smagu. Turim dar vieną įdomią šeimyną, tokia ganėtinai, manyčiau, skurdžią. 20 metų su vyras ir žmona neranda darbo. Giedrius, ar ne? Jo, Giedrius. Jį draugai kamuoliuku, girdėjau, vadina. Tai jeigu jis neturi darbo, tai turbūt labai liūdnos Kalėdos. Tai reikia važiuoti pasveikinti jį. Tačiau atvažiavusius gerokai stebina, kaip gyvena šie bedarbiai. Vaizdas gerokai skiriasi nuo anksčiau lankytų senolių ir daugiavaikių šeimų buities. Nesuprantu, kodėl čia taip nutiko, nes mes gavom sąrašus, kurie yra socialiai remtini, sunkiai gyvena. Pavyzdžiui, šitas žmogus pasirodo jau labai ilgą laiko neturi darbo, tai būtina tokius žmonės aplankyti. Visgi aliejaus ir konservų riteriai paliko ir prie šių bedarbių vartų.